Sveiki draugai, sveiki visi, kas mane klausote. Na, eisiu iškart prie rimtų dalykų, netempiant gumos ir norėjau iškart pradėti nuo vienos antraštės, kurią paskelbė portalas, amerikiečių portalas Infowars.com, tai yra Alekso Džonso portalas ir jis atstovauja, kas domisi Alekso Džonso veikla, tą amerikietišką opoziciją. Na, ką sako šis straipsnis, teisingiau jo antraštė. All of a sudden, leaders all over the world are warning that World War III is very close. Kas išsiverstų, staiga visi pasaulio lyderiai įspėja, kad trečias pasaulinis karas yra arti. Na, mes galime taip pat pagalvoti, kad visada ta medija paprastų žmonės gąsdina, laiko įtampoje, bet mes taip pat galime pasižiūrėti ir iš kitos pusės, ar tai yra, kaip patys amerikiečiai sako, predictive programming, reiškia, kada į žmonių drive į pasąmonį įrašoma kažkokia tai informacija, ar tai yra kažkokie tokie pranešimai, kuriuos mes galime susidaryti vaizdą, skaitant tarp eilučių, nes visos 100% tikslios informacijos mes negausime. Kodėl mes negausime? Kadangi globalus elitas tikrai ne viską skelbia ir tie planai, ką jie planuoja daryti su žmonija, yra nevieši. Galima mes spekuliuoti, bet kažkokie yra faktai, kažkokie straipsniai, kuriuos mes galime skaityti ir gaudyti tą informaciją, kaip sakiau, tarp eilučių. Na, pasižiūrėkime, kas, jeigu visi pasaulio lyderiai daugmaž įspėja, kad trečias pasaulinis karas yra labai arti, ką jie nori tom pasakyti. Na, pasižiūrėkime, kas vyksta Lietuvoje, Europoje ir pasidarykime kažkokias išvadas, ar bus karas Lietuvoje ar nebus. Niekas jums negali atsakyti 100%. Bet ar Lietuvos administratoriai veda nuosekliai mūsų teritoriją link karo? Atsakymas taip. Ar įvyks kažkokia provokacija Rusijos federacijos ar Baltarusijos atžvilgiu? Aš nežinau. Ar jie planuoja? Aš nežinau. Ar gali tai įvykti? Taip, gali. Ar yra kokie ženklai, ar kažkokie tai įvykiai, kas rodytų, kad tai jie daro? Taip yra. Visi žinome tos pranešimus ir apie rusakalbės mokyklas, ir apie spekulacijas, kad tame bute sprogo ir bomba. Na, tai ir gali būti ir spekulacijos, gali būti ir tiesa. Niekas jums kol kas neatsakys į šitą klausimą, galbūt tiesa išaiškės vėliau. Bet kad suprasti, į ką Lietuvos administratoriai veda mūsų šalį, mes galime susidaryti iš tokių pranešimų ir paskaityti, ką jie nori mums paskaityti tarp eilučių. Na, einame iš karto tada į oficialų Lietuvos administratorių puslapį, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos puslapį, turi jie svetainę ir ten jie dažnai atsiskaito kažkiek visuomeniai, rašo, ką jie planuoja, kas vyksta, kas liečia karinius klausimus ir galima oficialiai sužinoti bent nuotrupas iš tikro, kas vyksta. Na, jūs patys man atsakykite komentaruose, ką galėtų reikšti va šitą antraštę. Studentai galės lankščiai pasirinkti, kaip norės atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Privalomąją. Po truputį buvo iš pradžių tarnyba neprivaloma. Dabar jau yra įstatymo projektas Seime, konservatoriai krašto apsaugos ministerija teikia įstatymo projektą, aš nebijoju, kad jis bus priimtas ir Lietuvoje tarnyba bus privaloma. O nemąstantys žmonės perskaitys, studentai galės pasirinkti, kaip norės atlikti privalomą pradinę karo tarnybą, reikalas, kokia valdžia gera, leidžia studentams pasirinkti. O man kyla klausimas, nuo kada studentams karinė tarnyba netidedama ir kodėl jie taip daro.
Jiems reikalinga mėsa, jiems reikalingas žmoniškojų resursų išteklius, kaip išsireiškė Ignas Vėgėlė. Nė minutėje nebijojo, kad tokius sprendimus negali priimti savarankiškai Lietuvos administratoriai, konservų šaika. Tie sprendimai yra nuleisti iš viršaus, juos nuleidžia Lietuvos šeimininkai ar NATO generolai. Kada jie planuoja kažkokias tai priemonės, karinės priemonės ar karinius būsimus konfliktus, ar planuoja, kaip jie galėtų susilpninti tą Rusiją, tą jų amžiną priešą, jie atsižvelgia į daugelį dalykų. Lietuvai turbūt yra duota užduotis rezervuoti tokį ir tokį skaičių kariuomenės ir matyti, tą skaičių galima pasiekti tik su privalomąją karo tarnyba. Ką jį reiškia? Tai jį reiškia, kad visi baigę karinę tarnybą žmonės, vyrai, jaunuoliai taps rezervistais ir prasidėjus karui ir kažkokiems tai konfliktiniams veiksmams jie bus pirmiausia šaukiami. Nesvarbu, koks ten bus jų pasiruošimas. Čia tame straipsnėje rašo, kad studentai galės ir mokintis, ir atlikti tą karinę tarnybą. Ir panašiai. Jiems nesvarbu iš tikro, ar tu ten labai gerai valdysi automatą, mokėsi kariauti, jiems yra svarbus skaičius, žmoniškojų išteklių skaičius, kitaip kalbant, faršas, mėsa. Ir tai, kas mano kitaip, kurie mano, kad čia viską Lietuvos administratoriai daro, kad apsiginti nuo piktojo ruso, yra tiesiog, galima sakyti, jau kaip ir psichiniai ligoniai, nes tikrai kitos diagnozės jau čia negali būti. Jeigu jie taip, aišku, jie gali būti suklaidinti propagandos, bet tiek jau laiko praėjo, tikrai net ir didžiausias dundukas galėtų pasidaryti vienokią ar kitokią išvadą. Na, į ką aš dar atkreipiau dėmesį, tas sakinys, kurį dabar aš jums perskaitysiu tame straipsnėje, tame pranešime, Krašto apsaugos ministerijos pranešime, bent man labai daug ką pasako, nežinau kaip jums. Aišku, ne visi žmonės čia viską skaito, gilinasi, bet iš to sakinio aš savo pasidariau tikrai rimtas išvadas. Paklausykite. Tarnybą taip pat galės atlikti ir tie asmenys, kurie netitinka sveikatos reikalavimų, bet vis tiek yra išreiškę norą tarnauti. Na, įsivaizduokite, atėjo jaunuolis, koks nors su sutrikusia psichika ir anksčiau daktaras matydamas ar kažkoks specialistas jį išbrokuoja. Bet dabar, jeigu tas jaunuolis, tas psichinis ligonis, tariamai psichinis ligonis, pareikš norą tarnauti, jam nebus atsakyta. Taip pat ir su kažkokia tai fizinė negalia. Jeigu daktaras ar specialistas išbrokos kažkokį jaunuolį dėl fizinės negalios, bet jam pareiškus norą, jis bus priimtas į karinę tarnybą. Ką tai galėtų reikšti, ar kokią išvadą pasidariau aš iš to? Jiems svarbus yra skaičius, nesvarbu kas, ar psichas, ar kažkoks tai ligonis, svarbu, kad būtų kuo daugiau rezervistų, kad būtų kuo daugiau faršo ir tas faršas tikrai, jeigu norite iškepti kotletus, reikalingas faršas. Tai patys įeikite į Krašto apsaugos svetainę ir perskaitykite ten tas straipsnės. Tikrai ten pateikia gana nemažai detalių, kas liečia, kaip bus studentams. Na ir dar vienas įrašas Krašto apsaugos ministerijos puslapį, kuris parodo, kaip Lietuvos šeimininkai planuoja Lietuvos teritoriją, Pabaltijo teritoriją paversti karo zoną. Tai čia man užsidarė. Baltijos šalys kūrė bendrą gynybos liniją. Pasirašyti susitarimai dėl kontrmobilumo priemonių ir HIMARS pajėgumų vystymo. Tai reiškia, kad Lietuvos krašto apsaugos ministras, Latvijos krašto apsaugos ministras ir Estijos karo ministrai pasirašė kažkokius ten popierius, kad jie organizuoja bendrą gynybą.
Ir reiškia, visur bus tos HIMARS sistemos, jau Lietuva, kiek žinau, užpirko. Ir matyt, prasidėjus kažkokiems ten kariniams konfliktams, su tais HIMARSais plieks, estai plieks į Peterburgą, o lietuviai plieks į Kaliningrado ar į Baltarusijos pusę, taip kaip dabar daro ukrainiečiai iš Charkovo pusės pliekia į Belgorodą ir čia per paskutinį apšaudymą žuvo virš 20 žmonių. Tiesiog nesirinko taikinių, pliekė į miesto centrą ir Rusijos federacijai nebelieka kito kelio, kaip imti Charkovo miestą ir turbūt tai bus padaryta artimiausių laikų. Kitaip Belgorodas bus pastoviai apšaudomas. Ir jūs galvojate, kad čia savarankiškai tie krašto apsaugos ministrai priėmė tokį nutarimą, ar jiems liepia tai daryti jų šeimininkai? Aš tai žinau atsakymą. Ir iš tokių nedidelių puzlikų mes matome, kaip tas bananinis šalis, mūsų užjūrio šeimininkai išnaudos savo geopolitiniams tikslams. Aš tom netrupučio nebijoju, net pats Kissingeris, būdamas psichopatas, yra pasakęs, nepamenu dabar tikslios citatos, bet jis tada kalbėjo apie tos pačios Amerikos kareivukus, kad jie yra mums mėsa mūsų geopolitiniams interesams. Tiksliai aš nepamenu tos citatos. Kažkada aš Facebook'e pacitavau Kissingerio tą citatą, jinai tikrai tokia buvo pasakyta ir gavau aš iš Facebook'o baną, bet čia tarp kitko, jeigu jie tiesiog aukoja net ir savo kareivius, mes žinome, kaip Irako kare, tie, kurie kariavo, Irako kariai amerikiečiai gavo ten to urano dalelyčių tose savo tankose, nes sviediniai buvo iš prisodrinto urano. Ir grįžę jie po to į Ameriką pradėjo sirgti vėžiais, vieni ten kovojo už savo teisės, kiti ne, bet Amerikos saugumas, Homeland Security Department yra toks kaip ir mūsų Lietuvos valstybės departamento atitikmuo, paskelbė amerikiečių karo veteranus, kurie dalyvavo Irako kare, paskelbė jais vietiniais teroristais, domestic terrorists, jie kaip ten oficialiai įvardyja, nes mat tie karo veteranai pradėjo kelti balsą, protestuoti prieš vyriausybę, kada suprato, kad su jais taip pasielgė pati Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Jeigu jie nevertina savo karių gyvybių, tiesiog pakišo jos va taip, tai pagalvokite, ką amerikiečiai, Amerikos politinis elitas galvoja apie tokias bananinės valstybėlės, kaip Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ar net Vokietija. Imkime Vokietiją, atrodo galinga ekonomiškai stipri šalis, paėmė, susprogdino dujotiekį, tikrai amerikiečių darbas, kolektyvinių vakarų darbas ir ką vokiečiai tyli. Vokiečiai tapo neįgalus, jų politinis elitas yra tiesiog neįgalus, nikom nesiskiria nuo mūsų politinio elito. Na, du tokie pranešimai iš Krašto apsaugos ministerijos, kurie man parodo, kad Alekso Džonso svetainėje infowars.com all of a sudden, ta antraštė, leaders all over the world are warning that World War III is very close. Taip skelbė antraštė, staiga pasaulio lyderiai įspėja, kad trečias pasaulinis karas yra labai arti. Na, čia galima paskaityti. Čia pavyzdžiui rašo, on Monday British Defense Minister Graham Shapps warned that we are now in pre-war world. Vienu žodžiu, kad mes dabar situacija, Britanijos gynybos ministras pasakė, kad mes esame prieš karinėme pasaulyje, reiškia, tame laike prieš karą. Na, ir va tie įvykiai Lietuvoje,
kaip viskas dėliojasi. Tarp kitko, Lenkijoje labai sugriežtino mobilizacijos įstatymą, netvykus per 6 valandas, grėsė įkalinimas ir panašiai. Iš pradžių pasirodė tokie pranešimai, jie po to kartojosi ir dabar tai yra jau oficialiai patvirtinta. Netvykus į karinį komisariatą per 6 valandas grėsia baudžiamoji atsakomybė. Reiškia, tiek Lenkai, tiek Lietuvoje į mobilizaciją jau yra žiūrima rimtai, antiek rimtai matyt, kad yra jau kažkas tai rimčiau užplanuota. Na ir paskutinis toks akcentas, čia NATO paskelbė, kad bus kariniai manevrai, vieni didžiausių NATO istorijoje, kuriuose dalyvaus 90 000 karių. Anksčiau 18 metais taip pat NATO darė vienus didžiausių manevrų, tada dalyvavo 51 000, faktiškai dabar dvigubai karių. Ir kas įdomu, visi tie manevrai vyksta Baltijos šalyse, Vokietijoje ir Šiaurės jūroje, kas rodo, kad jeigu bus kažkoks tai proxy konfliktas su Rusijos federacija, jis matyt vyks Baltijos šalyse. Aš kitaip, kodėl tie manevrai, pavyzdžiui, nedaromi kažkokioje Olandijoje ar ten Belgijoje, išsirenkamos tokios šalis ir jie treniruosis. Scenarijus toks, hipotetinė šalis, tai yra Rusija, užpuola vieną NATO valstybių, matyt Pabaltijai, ir aktyvuojamas 5 NATO straipsnis ir manevrų metu jie bandys atidirbti tą situaciją, kaip greičiau permesti Jungtinių Amerikos valstijų karius į Europą. Mes matome pranešimus, eina vienas po kito, kaip strateginiai amerikiečių bombonešiai leidžiasi Didžiojoje Britanijoje, skraido virš Europos ir panašiai. Žodžiu, viskas kunkuliuoja. Bet visų tų dalykų mes pakeisti matyti negalime. Mes tikrai negalime pakeisti NATO politikos, globalaus elito politikos, ką mes galime pakeisti Lietuvoje. Periname į Lietuvą apibendrinant. Mes turime tos prezidentinius rinkimus, kurie matyt vyks taip, kaip visada vyksta. Nėra čia reikalo kalbėti apie sisteminius kandidatus. Aš niekada nesu balsavęs prezidento rinkimuose, nes paskutiniu laiku laikiausi nuomonės, kad aš niekada nebalsuosiu už geresnė blogybė, kaip buvo pasiūlyta. Jeigu nebalsuojate už Šimonytę, būtina balsuoti už Nausėdą, kad neišrinktų Šimonytės. Aš tame žaidime nedalyvavau, man jie yra vienodi, visiškai vienodi, tiek Nausėda, tiek Šimonytė, jie atstovauja tą globalų elitą, yra globalaus elito šestiorkės. Ar jis ten truputį geresnis, ar Šimonytė ten blogesnė, čia yra tik tai žaidimai ir aš tiesiog, mano politinė pozicija buvo nedalyvauti ir man nesvarbu, ar Nausėda būtų buvęs, ar Šimonytė, man vienas ir tas pats. Mačiau ten viename videoje Laurynas aiškino, Laurynas Vagelskis, kad jis Vilniuje balsavo už Zuoką, už Vagį Zuoką, kad nebūtų išrinktas tas konservas Vilniaus meras. Va tokia pozicija. Aišku, čia kiekvienas turi savo nuomonę, aš tai nuomonė visiškai nepritariu balsuoti už Vagį, kad neteitų kažkoks tai psichas, nes Vagys yra geriau. Čia galima diskutuoti, ten mačiau, Kristoferis Voiška irgi bandė aiškinti, kad ir toje pozicijoje yra teigiamų argumentų ir tie, kurie masto kaip aš, yra irgi argumentai. Žodžiu, mes galime nusikalbėti iki begalybės, kas liečia tokius pasirinkimus. Mano pozicija yra jeigu nėra už ką balsuoti, negalima iš vis balsuoti, nes faktiškai tu tada dalyvaujame tame pačiame nusikaltime. Nesvarbu, kas ten vyksta po to jau. Na, dabar lygtai mes turime už ką balsuoti, bent aš taip galvoju, bet mes matome, kad nekalbant apie tos sisteminius kandidatus, šiandien apie juos ką kalbėti, ką mums siūlo taip vadinamos alternatyvos. Ignas Vėgėlė, kuris yra už Lietuvos visišką militarizaciją, už 3% gynybai, nuo bendro vidaus produkto tokios sumos net NATO nereikalauja.
bet jis yra lojalus savo šeimininkams ir yra oficialiai pareiškęs, kad jis myli Ameriką, kad jis labai laimingas, kad mes esame NATO, kad reikia tiekti toliau ginklus Ukrainai iki paskutinių ukrainiečių ir taip toliau ir taip toliau. Čia nėra jo ko kritikuoti. Tiesiog Ignas Vėgėlė yra toks, tai yra jo politinės pažiūros ir jis atstovauja savo klasės interesus, turtingųjų oligarchų interesus, kurių ta politinė klasė ir yra atvedusi Lietuvą į prarają, kas atvedė Lietuvą į prarają, nei Igno Vėgėlės ta oligarchinė ir panašių veikėjų klasė. Juk Igno Vėgėlės tėvukas parėmė finansiškai Dalią Grybauskaitę nemažomis sumomis ir mes dabar matome iš lentelių, iš oficialios informacijos, kas remia Igną Vėgėlę. Tai yra kaip yra ir jis tiesiog atstovauja savo klasę ir tai yra normalu, jeigu jis yra milijonierius, jau įkilęs iš oligarchų šeimos, kodėl jam neatstovauti proamerikietiškus interesus. Problema yra žmonėse, kurie naiviai lipa ant to pačio grėblio ir atrodo žymus žmonės, visuomenininkai, aktyvūs visuomenininkai, kurie nenori karo, kurie kitose temose liktai ir kritikuoja Lietuvos tos administratorius, bet va šioje vietoje tiesiog kaip bepročiai užkybo ant Vėgėlės to jauko. Turiu galvoje ir visus tos vilkus ir mačiau Facebook'e Žydrūno Savicko įrašus, ten už Vėgėlę, Abraitis, Jankūnas, visa ta perpavusi Lietuvos buržuazija, jie gaus karą, jeigu jie yra už Vėgėlę, jie nori karo. Kaip kitaip tada, kaip logiškai kitaip, ką Vėgėlė išgelbės Lietuvą nuo karo, jis už karą yra, jis už Lietuvos militarizaciją yra. Už 3%, tai yra milžiniški pinigai, visi eina ubagais, tik tai kariškiai karo tikslams visą tai skiriama. Ir tie ginklai nelieka Lietuvoje, jie keliauja į Ukrainą. Faktiškai visi mūsų pinigai eina į Ukrainą. Kas ten kažkokį auditą kada padarys, viskas bus nurašyta karui. Kiti užkybo ant Tutkos, galvoja, kad Tutkus išgelbės nuo tos situacijos, nes žino NATO situaciją iš vidaus, pats buvęs NATO generolas. Mano argumentas yra toks, vien taip, kaip pasisakė apie Eduardą Vaitkų, jo ten rinkiminio štabo vadas, šiaip protingas žmogus Erikas Pavlovičius, bet pasirinko Tutkų, kad žiūrėkite, Eduardas Vaitkus yra prorusiškas, jį kai kurie veikėjai, paminėjo net mane, Lekstutį, nuves Vaitkų į Rusijos glėbį. Vien toks pasisakymas parodo, kad negali būti jokio pasitikėjimo Tutkumi. Kodėl? Todėl, kad niekada Eduardas Vaitkus nėra kalbėjęs apie jokias politinės sąjungos su Rusijos federacija. Jis yra nei kalbėjęs, nei rašęs. Aš tikrai seku kiekvieną jo įrašą, kiekvieną jo pasisakymą. Jis yra 100% prolietuviškas kandidatas. Beje, toks pat buvo ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Bet tiesiog svarbiausia pamesti kokią nesąmonę. Nesvarbu, ar ten tą nesąmonę, ar tais kliedesiais kažkas patikės. Svarbiausia pamesti. Vis tiek tas pasakymas, ta nesąmonė nueina į eterį ir kaip sakoma, į baltų dažų statinę įlašina juodų dažų lašiukų ir ta balta spalva jau nebėra visiškai balta. Toks yra juodų technologijų tikslas. Čia netrolinimas, čia yra politinės technologijos. Dėl to pasitikėti Tutkumi, mano požiūriu, negalima. Aš kartais galvoju, kad ta sistema,
aišku, jie aptarnauja Lietuvos valstybės saugumo departamentas, veikia koordinuotai, nes jeigu norėtų išjuokti Eduardą Vaitkų, jį rodytų, jį ten kažkaip trolintų, bet iš jų pusės žiūrint, jie elgėsi labai protingai. Ignoruoti ir dar kartą ignoruoti. Kodėl ignoruoti? Todėl, kad kuo mažiau žmonių žinos apie Eduardą Vaitkų, tuo lengviau sistema prastums savo kandidatą. Va, kame yra esmė. Ir aš matau koordinuotą veiklą. Nesvarbu, sisteminė televizija, sisteminiai portalai varo vieną, opoziciniai kanalėliai savęs skelbiantis, ten Giedrius Gurėnas, šiaip jį bent laidose tyliai leidžia pasisakyti tiems, kurie juodina Eduardą Vaitkų, palieka žiūrovui teisę pačiam spręsti, bet gerai, jeigu yra logiškai mąstantis žmogus, jisai pasidarys išvadas, bet dauguma yra tiesiog dundukai ir čia Gurėnas laidos atlieka nelabai gerą tokį dalyką, va, kaip sakiau, Erikas Pavlovičius pavarė ant Vaitkaus, kad nuves į Rusijos glėbį. Nu visiški kledesiai. Apie Rūtą Janutienę net nėra kalbos, tiesiog vien kokie veikėjai sėdi pas ją laidose. Ir Čekutis sėdėjo ten, tautininkų partijos buvęs ten veikėjas, kuris žmonės turbūt pamiršo, kad Čekutis džiaugiasi Odesos žmonių sudeginimu, ten rašydavo tikrai bjaurius tos komentarus prieš rusakalbius Maidano metu, kada Ukrainai buvo Maidanas. Ir ten tiesiog informacinis šiukšlynas varo ant tų konservatorių, viską suplaka į vieną vietą ir kada atėjo Vaitkus į laidą, jį viską darė, kad jį apjuodinti ir vienaip ar kitaip jį sudirbti. Manau, kad tai yra vis dėlto koordinuota tokia veikla, kaip sakoma, dirba po kontorą, po valstybės saugumo departamento priežiūrą ir jie nusprendžia, kas eis į eterį, kada eis ir kokiomis aplinkybėmis eis į eterį. Taip pat aš matau ir tokie kaip ir kitų savo buvusių kolegų, tokias, ne tai kad šmeištus, bet tokias blevyzgas, kurios nepriduoda Vaitkui ir tam elektoratui tokio kaip palaikymo. Tiesiog tose laidose kalbama, kad va, čia rinkimai nieko nereiškia, tie, kurie agituoja už Vaitkų, siekia kažkokių tai savanaudiškų tikslų, o tie, kurie eina ir balsuoja už bet kokį prezidentą, yra lochai, locheliai ir panašiai. Čia Laurynas ten tokį bjaurų video įrašė. Čia aišku, jo yra pažiūros ir neverta daugiau komentuoti, aš jau kalbėjau apie jį. Ar tai yra koordinuota, ar tai iš kvailumo, galų gale koks yra skirtumas. Bet visa ta atmosfera tikrai, kas domėsi politika ar visuomeniniais tais procesais Lietuvoje ir yra susipažinęs, tikrai gali padaryti išvadą, kad tai yra koordinuota iš tų portalų, iš tų visokių grupių, yra daromi informaciniai šiukšlynai, chaosai. Pasižiūrėjau, kas paliko iš Facebooko, ten mačiau Laurynas gyrėsi, o liaudės žurnalistikoje jau virš 3000 žmonių ten, jis turbūt prideda jos. Ir pasižiūrėjau, virš Šimaitis, kuris ten už NATO ir Švenčioninę ir Rūta Janutienė jau nu, žodžiu, informacinės šiukšlynas. Ir žmonės visą tai mato, eina tas informacinės šiukšlynas, nuomonės ten, jos tikrai nepadeda susiorientuoti žmonėms, kad tai yra tik daug kandidatų, yra daug visokių tų nuomonių ir aišku, nėra tos vieno šeimininko, vienos kryptingos tokios veiklos ir aš tai, mano manimu, tai yra pagalių kaišymas į ratus ir aš taip galvoju ir mano nuomonės niekas nepakeis. Iš tų liaudės žurnalistų, jeigu taip kalbant, rimčiausiai ten atrodo Kristoferis Voiška, kuris lygtai minėjo, kad padės rinkti parašus Eduardui Vaitkui, kas yra sveikintina. Žiūrėsim, kaip ten bus viskas realybėje, bet
Situacija yra, kaip vienoje laidoje minėjo Vaidas, kad viskas priklauso nuo paprasto žmogaus. Kiek tas paprastas žmogus išgirdęs apie jį įdės pastangų, ne kažkokie tai blogeriai, įtakotukai, dar kažkokie ten veikėjai nulems, o tiesiog paprasti žmonės, kuriems faktiškai daugiau ir nieko nebelieka, ką jie daugiau gali padaryti. Ką jie daugiau gali padaryti ir numušti tą paskutinį ūpą, tiesiog yra taip negerai. Tai tiek šiandienai, tada vienu žodžiu situacija yra prieškarinė ir tas visuotinis karinis šaukimas tikrai labai daug ką pasako. Ir gali būti, kad greitai teks kalbėti, kaip viso to išvengti, nes būti mėsa Amerikos geopolitinėse interesuose, mūsų administratorių nusikalstamo susivienimo politikos auka ir tikrai yra labai kvaila. Nieko nepadarysi, yra toks nusivylimas, esu jau apie tai kalbėjęs, pasižiūriu, į ką pavirto Teisingumo aušra, kuri rašo šlykščius postus apie Eduardą Vaitkų. Nežinau, ar Algirdas Paleckis žino apie tai, žino apie tą sašlavyną, į ką pavirto Teisingumo aušra, ar ten tie keli veikėjai. Tiesiog liūdna situacija, kažkaip, nežinau, ar jis žino, ar jis jau pavargo. Žinome tą situaciją, celofaną pasodino į kaliuzę ir kažkokiam tai įraše paklausiau, kas perims celofano, kas pradės vadovauti celofano partijai. Matyt, buvęs Aušrietis Norkus, bet viešoje erdvėje nėra jokių pareiškimų. Viskas buvo fikcija, viskas buvo neaišku, kodėl buvo taip daroma. Ir situacija iš tikro, kaip aš minėjau, yra, manau, koordinuota ir tai, kas koordinuoja, tikrai turi smegenų visuomeninių procesų kontrolę ir belieka pasikliauti tik ant to paprasto žmogaus. Aš socialiniuose tinkluose skaitau komentarus, kartais tikrai pasidžiaugiu, kaip paprastai žmonės realiai mato, užsispyrę tiesiog yra, kad balsuosiu už Eduardą Vaitkų. Tiesiog jie gal nežino ten tų visų politinių technologijų, tų izmų, nėra tiek daug knygučių perskaitę, nestudijavo marksizmo kaip Marijus Jonaitis ar panašiai. Bet jie intuityviai jaučia, už ką reikia balsuoti. Intuityviai tiesiog jie neturi tokios iškalbos, neturi tokios artikuliacijos, bet jie intuityviai moka dar atpažinti gėrį nuo blogio. Tai tom ir baigsiu savo šį video monologą. Saugokit save ir tada iki kitų kartų.